Reiki energetinis gydymas. Noriu pasidalinti šiame video apie vieną iš labai naudingų savipagalbos priemonių, tai būtent Reiki energetinį gydymą. Bet prieš tai rekomenduoju šį video išklausyti iki galo, nes gale video pakalbėsiu apie dovaną, kurią galite gauti. Taigi, Reiki energetinis gydymas. Kas tai yra? Pats žodis Reiki tai ir reiškia universalioji gyvybinė energija. Visas procesas su darbu su Reiki, su šia universaliaja energija ir vyksta būtent šios energijos darbo su šia energija pagalba. Kur galima šį Reiki, šį energinį gydymą naudoti? Pavyzdžiui, aš praktikoje naudoju, labai puikiai veikia nuimti vaikams temperatūrą. O jeigu sukilo temperatūra, tu uždedi savo rankas, Reiki gydymas vyksta delnų pagalba, galima siūsti tą energiją, galima šalia būnant tai daryti ir galima kuo puikiausiai nuimti vaikui temperatūrą. Pavyzdžiui, aš darau dažnai taip. Taip pat savo dažnai darau, kai noriu papildomos energijos paduoti į kūną. Pavyzdžiui, po treniruotės, po rimto sporto, kelias minutės skiriu ir pripildau savo kūną naujos šviežios energijos. Tai puikiai taip patinka po kažkokių tais traumų, ypatingai stiprių ligų, kaip atstatymo priemonė, kūno atstatymo priemonė. Pavyzdžiui, koksai nors organas, tarkime, kepenys ar kažkas yra ypatingai nusilpę po kokios nors operacijos. Tai vat, mokėdamas Reiki, turėdamas galimybę tai daryti, gali padėti savo kūnui, pripildant jį šią universalią energiją. Gali padėti tam organui, nuolatos jam siunčiant energiją ir tokiu būdu jam padedant. Nes be šitos pagalbos, sakykime, taip liaudiškai tariant, tas organas kovoja, veikia tik tais iš savęs. O tokiu būdu, sakykime, tu jam papildai energijos, papildai tam tikrų energetinių medžiagų, sakykime, kad jisai turėtų daugiau galios atsistatyti, daugiau pajėgumų, sakykime taip. Tai tu papildai savo kūną papildomą energiją, kuri suteikia pajėgumą sveikti, gydyti ir taip toliau. Gali nuimti įvairius skausmus. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokie skausmai kūne, organe, vietose, gali juos nuimti su Reiki pagalba, siunčiant energiją, išvalant, sakykime, blokus iš to organo ir taip toliau. Gali padėti žmogui per atstumą. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas jaučiasi blogai, iš tavo artimųjų, giminaičių ir taip toliau, serga, yra operacijų ar dar kažką, tu gali tą energiją skleisti per atstumą ir tokiu būdu pripildyti jį energetiką, padėti jam, sakykime, geriau sveikti, atstatyti ir taip toliau. Kaip dabar galima išmokti naudoti šitą Reiki? Tai pirmiausia, tau yra reikalinga iniciacija, kurios pagalba tau iš esmės yra atveriama galimybė naudoti šią energiją. Iš tavo delnų yra atliekama iniciacija, tam tikros praktikos ir, kitaip tariant, tau yra išmokoma, padedama pajausti, prisiliesti ir, kitaip tariant, atveriama naudotis šią gyvybinę energiją. Tam yra reikalinga iniciacija. Iniciacijų lygių, sakykime, yra 4 pagrindiniai lygiai, skirtingos tradicijos yra skirtingų versijų, bet iš esmės dabar dominuoja 4 pagrindiniai lygiai. Tai 1 pakopa iniciacijos, 2, 3, kai tu jau tampi, sakykime, Reiki meistras, ir 4, kai tu jau esi berods Grand Meister vadinasi, kai tu jau iš esmės esi mokytojas ir gali inicijuoti kitus. Tai dėl ko dabar visą tai pasakoju? Kadangi gyvename tokiuose laikotarpyje, kaip savipagalba savo, manau, yra pakankamai paklausus, reikalingas, netgi būtinas instrumentas, kad mokėti savo padėti įvairiose gyvenimo situacijose, ypatingai su gydymu, sveikata, padėti savo aplinkai, savo artimiesiems. Tai šitas instrumentas, tas Reiki gydymas, tampa labai reikalingų savipagalbos būdu, reikalingos savipagalbos priemonė. Kadangi jam nereikia kažkokių tais dalykų, jam nereikia kažkokių tais instrumentų, viskas vyksta iš jūsų ir per jūs. Tiesiog turite tą inicijuoti, išmokti, praktikuoti ir naudoti savo kasdienybėje. Tam nereikia kažkokių tais papildų dalykų ar kažko eiti pirkti. Tai va, taigi, to pasekoje su kolega, su tuo žmogumis, kuris inicijavo mane visus jau 3 kartus, aš jau praktikuoju turbūt kokie 3, gal 5 netgi metai
reiki, jis praktikuoja jau daugybę metų. Tai tiesiog su juo pasitarėme, nusprendėme, kad būtų reikalinga žmonėm toliau dalintis šiomis žiniomis, atlikti iniciacijas ir tiesiog skleisti šitą žinią šitais laikais. Taigi, nusprendėme, kad būtų įdomu tiek jums, tiek mums surinkti grupę, kuriai vienai grupiai, dar žmonių skaičiaus negaliu pasakyti, bet vienai grupiai, kuriai padovanotume pačią pirmą iniciaciją visiškai nemokamai, tam, kad žmogus prie šios energijos, prie šios reiki gydymo metodikos prisiliestų. Taigi surinksime pirmąją grupę, kuriai pravesime šią iniciaciją visiškai nemokamai. Taigi komentuokite komentaruose, ar norėtumėte, ar jums ši tema yra įdomi. Ir rašykite komentaruose žodį įdomu arba reiki, kaip jums patogiau. Ir iš tų žmonių, kurie pakomentuos, pasistengsime atrinkti tos žmonės, kuriems ir suteiksime dovanų šią iniciaciją. Taigi lauksime jūsų aktyvumo, lauksime jūsų reakcijos, pasidalinkite komentaruose, ką manote, pasidalinkite, ar norėtumėte daugiau apie tai sužinoti, kad daugiau pasidalintume praktinių informacijos. Tai lauksime jūsų žinučių ir linkiu sėkmės.